Naujas privalomo pensijų fondo kaupimo įstatymas. Nuo 2026 metų sausio 1 dienos pradedama nauja pensijų kaupimo sistema – automatinio įtraukimo pensija. Mano ateities fondas – My Future Fund. Kas yra automatinis įtraukimas? Automatinis įtraukimas tai nauja pensijų kaupimo sistema skirta tam tikriems darbuotojams, kurie šiuo metu nekaupia pensijos. Šie darbuotojai bus automatiškai įtraukti į sistemą, tačiau po 6 mėnesių galės atsisakyti dalyvauti. Pagal šią sistemą į darbuotojų pensijų fondą įmokas mokės pats darbuotojas, darbdavys ir valstybė. Kas bus automatiškai įtraukti? Bus įtraukti darbuotojai, jei jie yra nuo 23 iki 60 metų amžiaus, asmuo uždirba daugiau nei 20 000 eurų per metus iki mokesčių arba daugiau nei 5 000 eurų per 13 savaičių. Moka PRSI klasės A, B, C, D, H arba J įmokas. Papildoma informacija apie darbuotojų klases pateikiama vaizdo įrašo pabaigoje. Neturi privačios pensijos ar PRSA, angliškai Personal Retirement Savings Account įmokų. Tai yra asmeninio pensijų plano rūšis. Tai investicinė sąskaita, sukurta tam, kad galėtumėte lanksčiai kaupti pensijai. Nebus įtraukti savarankiškai dirbantis asmenys PRSI klasė S. Bendruomenės užimtumo programa Community Employment programos dalyviai, CWPS Construction Workers Pension Scheme statybų sektoriaus darbuotojų pensijų schemos nariai, PRSI klasė M, kai kurie direktoriai ar pensininkai. Įmokos ir jų didėjimas. Įmokų procentas didės kas 3 metus, kol pasieks 6%. Įmokos skaičiuojamas nuo bruto atlyginimo, įskaitant BIK ir akcijomis grįstą atlygį, tačiau neatsižvelgiant į atlygio mažinimą. Maksimali suma – 80 000 eurų per metus. Įmokos nėra apmokestinamos. Valstybės priedas už kiekvienus 3 eurus, darbuotojų įmokų valstybė pridės 1 eurą. Darbdavio atsakomybė. Visi darbdaviai privalės dalyvauti nuo 2026 metų sausio 1 dienos. Darbdavio pareigos. Užregistruoti banko sąskaitą SEPA, bendra mokėjimų eurais erdvė, tiesioginiam debetui ir skaityti ir pateikti įmokas į NARSA, The National Automatic Enrollment Retirement Savings Authority, nacionalinio automatinio įtraukimo į pensijų kaupimo tarnybą sistemą. Pataisimai leidžiami iki 18:30 min. Mokėjimo dieną. Tai reiškia, kad visi darbuotojo darbo užmokesčiai gali būti vykdomi tik tą pačią dieną iki 18:30 min. Atlyginimų programinė įranga automatiškai integruosis su NARSA. Kiekvieno atlyginimo laikotarpiu bus automatiškai tikrinama, ar nėra užklausos į automatinio įtrauktų darbuotojų pranešimo AEPN failo, kuriame pateikiamas visų automatiškai įtrauktų darbuotojų sąrašas. Atsisakymas, sustabdymas ir savanoriškas prisijungimas. Atsisakymas. Galimas po 6 mėnesių, grąžinamos tik darbuotojo įmokos. Po 2 metų darbuotojas bus įtrauktas iš naujo. Sustabdymas. Galimas po 6 mėnesių. Įmokos sustabdomas visoms šalims, galima atnaujinti po 12 mėnesių. Savanoriškas prisijungimas. Nuo 18 metų iki pensinio amžiaus per darbuotojų portalą. Darbuotojų PRSI klasės Airijoje. Čia yra paaiškintos visos PRSI klasės Airijoje.